Jeigu tu jauti neteisybę, jautiesi nuskriaustas, ar kažkokie įvykiai buvo, kažkokie žmonės netaip su tavim pasielgia, tai atrodytų, kad toks natūralus daugelio žmonių kaip instinktas, pasakykime, yra įrodinėti teisybę, yra ginčytis tiesiogiai arba ginčytis savo galvoje. Nes ten, kur yra daug neteisybės, tau atrodo, kad aš žinau, kaip turėjo būti, aš žinau, kad turėjo būti teisingai. Ir skausmas ir kančia nesibaigs tol, kol tau atrodys, kad tavo ta fantazija, tavo tas atseit teisingas, išgalvotas variantas yra svarbesnis už tikrovę ir už faktą, kaip iš tikrųjų buvo. Ir jeigu nori, kad nebeskaudėtų neteisybė, reikia pasižiūrėti, kas iš tikrųjų įvyko ir ką aš sufantazavau. Ir ar galiu nustot gint tą išgalvotą tiesą, kad galėčiau turėti taiką savyje.